Kadangi Irano karas tęsiasi savaitėmis, vis dažniau svarstoma, kiek ilgai Jungtinės valstijos galės tai tęsti. Tačiau manau, kad čia yra keli esminiai klaidingi supratimai apie vykstančius dalykus. Vienas praktinis, kitas strateginis. Šiandien noriu paaiškinti situaciją. Tai reiškia paaiškinti, kaip JAV socializavo karo kaštus, sukurdamos atotrūkį tarp mokančių už karą ir sprendžiančių dėl jo tęstinumo. Nemanau, kad tai didelė optimizmo priežastis JAV. Situacija nėra tokia dramatiška, kaip teigiama viešai. Tačiau pripažinus problemą, tampa aišku, kad situacija yra blogesnė visiems gyvenantiems už JAV ribų. Ir tai taip pat pasako mums kai ką svarbaus apie Kinijos liaudies Respublikos riziką ateityje įsiveržti į Taivanę. Antra bendro pobūdžio paaiškinimų kategorija yra ta, kad karas nėra vien tik apie tai, kas pirmas pasitrauks. Tai ir apie tai, kaip geriausiai sudaryti derybomis pasiektą susitarimą, jei Irano vyriausybė nesubirės. Jungtinės valstijos taiko svarbus fizinius apribojimus, ribodamos Irano veiksmus ateityje. Bet leiskite man pradėti trumpai apibendrinant pagrindinę problemą, kurią atrodo turi Jungtinės valstijos. Mes jau anksčiau kalbėjome apie pagrindinį Pentagono rūpestį, kad JAV atsargos nėra geros būklės. Todėl jei Baltieji rūmai norėtų turėti kažką likusio, kad atgrasytų Kinijos liaudies Respubliką nuo invazijos į Taivaną per artimiausius kelerius metus, JAV kariuomenė negali šaudyti be galo. Tačiau, kai užsidaro Hormūzo sąsiauris, viešos diskusijos pasisuko nuo klausimo apie metalą, prie klausimo apie tvirtumą. T-V-I-R-T-U-M-A. Tai galioja abiem pusėms. JAV problema daugiausia susijusi su ekonominiais rūpesčiais. Patirti 13 aukų per daugiau nei 2 savaitės kovų nėra politinė problema, nenorint sumenkinti jų šeimų netekties. Jungtinės valstijos neteko 196 karių per Irako invaziją ir apie 4500 iš viso, įskaitant sukilimo laikotarpį. Taip pat niekas iš eilinių piliečių nekreipė didelio dėmesio į metalo atsargas. Malonu gyventi nacionalinio saugumo burbuluose, bet kartais verta susidurti su realybe. Puiku. Jei žiūrite šį vaizdo įrašą, turbūt suprantate, kokią ekonominę katastrofą sukeltų Taivano invazija. Tačiau visa tai labai abstraktu žmonėms dirbantiems visą darbo dieną ir svarstantiems, kaip apmokėti sąskaitas mėnesio pabaigoje. Kaip sakoma senoje frazėje, esmė ekonomika, kvaily. Ir tiek, kiek kas nors gali pažaboti Trumpo avantiūrizmą, tai yra įperkamumo krizė Amerikoje. Pabrėžiu, būtent Amerikoje. Tai infliacijos problema dėl kylančių naftos kainų, jos padidėjo apie $27 už barelį, tad degalinėje tai reiškia plus 67 centus už galoną. Tai ryškiausias kainų kilimas, kuris skatins Amerikos visuomenės nepasitenkinimą karu. Daugiau amerikiečių pasisakys prieš karą. Vidutinis amerikietis gal ir nepalaiko buvusio ajatolos, bet taip pat nemato aiškios naudos jo pašalinime. Jie aiškiai mato žalą, kai reikia daugiau mokėti už viską. Spektro kitame gale. Irano vyriausybė kovojanti dėl išlikimo. Jungtinės valstijos nedviprasmiškai siekia sugriauti Irano valstybės aparatą ir netiesiogiai skatina piliečius atsigręžti prieš vyriausybę. Kitaip tariant, Islamo Respublika neturi kito pasirinkimo, kaip tik labai rūpintis šio karo baigtimi. Ši situacija primena Vietnamą. Laimi negalingesnė pusė, o ta, kuriai labiau rūpi, kas pastatyta ant kortos. Viešojoje erdvėje dažnai svarstoma, ar Jungtinės valstijos gali išeiti iš šio karo su kuo nors panašiu į pergalę. Ši nuojauta parodo pagrindinį krizinio derėjimosi paskatas. Dažnai iliustruodamas karo kaštus, juos apibūdinu kaip fizinius nuostolius, pasvertus pagal tai, kiek šalims rūpi statymai. Kaštus galima apskaičiuoti padalijus fizinius nuostolius iš prizo vertės. Trumpas priminimas. Aš esu tikras profesorius ir tikras žaidimų teorijos specialistas, be jokių pakaitalų. Jei JTV nesvarbus pagrindinis rezultatas, jų kaštų vertinimas atrodo perdėtas. Jei Iranui svarbiausia būtų valstybės išlikimas, vidiniai kaštai nykstamai maži. Štai kodėl tokioms šalims kaip Jungtinės valstijos šiuos karus vykdyti yra taip sunku.
Statymai. Bloga pradinė pozicija. Kai kurios diskusijos apie karą pernelyg akcentuoja sąnaudas Baltiesiems rūmams. Bent jau Trumpo administracijai pavyko perleisti didelę karo išlaidų dalį kitiems. Nors paprasti amerikiečiai jaučia aukštesnės kainas, jie nejaučia platesnių globalių išlaidų. Mokėtojo ir sprendėjo atotrūkis ypač išryškėja uždarius Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos padidės maždaug 67 centais už galoną. Šią sumą mokės visi, ne tik amerikiečiai. JAV sunaudoja apie 20% pasaulinės naftos, tad amerikiečiai patirs panašią dalį tiesioginių didesnio kuro vartojimo pasekmių. Turiu pridėti žodį tiesioginės, nes amerikiečių suvartojimas išskyrus benziną procentiškai kiek didesnis, o brangstantis benzinas paveiks ir kitus pirkinius grandininiu efektu. Bet kuriuo atveju amerikiečiai nepatiria daugumos pasekmių čia. Jungtinės valstijos yra grynosios naftos eksportuotojos. Visos susijusios bendrovės gauna naudos iš aukštesnių kainų. Jei neturėjote verslo Persijos įlankoje, karas pašalino 20% konkurentų. Todėl naftos bendrovių akcijos beveik rekordinėse aukštumose. Palyginkite. Kinija sunaudoja 16% pasaulinės naftos, bet 70% jos importuoja. Ekonominis poveikis ten daug didesnis, tai strateginis Jungtinių valstijų laimėjimas. Taip pat nepamirškite, kad jei Jungtinės valstijos kada nors pakeistų savo strategiją ir aktyviai sutrikdytų Irano naftos infrastruktūrą, tai išliktų laimėjimas dvišaliuose JAV ir Kinijos saugumo santykiuose. O kaip dėl Kubos, šalies, kuri jau dabar susiduria su de facto naftos embargu? Anksčiau šalys nemoriai siuntė naftą ten. Po Hormūzo sąsiaurio uždarimo jos beveik neturi jokios paskatos tai daryti, kai naftos bareliai visame pasaulyje kainuoja brangiau. Šalis liko tamsoje, o juodojoje rinkoje benzino galonas kainuoja apie $35, kai vidutinis atlyginimas $20–25. Kaip ir Kinijos atveju, tai ne Jungtinių valstijų nuostolis, o nauda. Regioniniai partneriai patiria daugiau karinių išlaidų, nes yra Irano dronų veikimo zonoje. Tai vėlgi nėra tiesioginė išlaida, kurią prisiima Baltieji rūmai. Ukraina greitai susidurs su Kremliumi, kuris netikėtai gavo ekonominės naudos, kai finansai pradėjo strigti. Tai vėlgi nėra tiesioginė Baltųjų rūmų išlaida. Ar taip pelnysite gerbėjų tarptautiniu mastu? Tikrai ne. Bet vėlgi, kada tai buvo rimtas prioritetas Trumpo administracijai? Amerika pirmiausia, tai ne tik šūkis. Tai yra tikra politika. Svarbiausia, mokėtojo ir sprendėjo atotrūkis lemia karo baigtį. Mokėtojas iš esmės yra visi. Sprendėjas tik tas, kas Baltuosiuose rūmuose. Taigi, kai galvojate apie karo kainą Jungtinėms valstijoms, svarbu konceptualiai vertinti karo kainą Jungtinėms valstijoms, nes lengva pakliūti į spąstus ir manyti, kad JAV karo išlaidos tęsiasi iki čia dėl visų tų problemų. Jei Trumpo administracijai svarbu tik tai, kas vyksta Jungtinėse valstijose, situacija dvišalėse derybose neatrodo tokia grėsminga. Neskubėkite manyti, kad Jungtinės valstijos yra prastoje derybinėje pozicijoje su Iranu vien todėl, kad pasaulyje vyksta neramumai. Tai ką tai rodo apie JAV santykius su tradiciniais partneriais, jau kita istorija. Kitoms šalims primesti neigiami išorės efektai kuria įdomią geopolitinę dinamiką. Trumpas pabrėžia, kad kitų šalių pagalba Jungtinėms valstijoms atidarant Hormūzo sąsiaurį yra svarbi. Tai peržengia išminavimo klausimą, kurį aptarėme prieš kelias dienas ir dabar apima tanklaivių palydą šiame regione. Bendras pasaulio atsakas buvo neigiamas. Iš pažiūros tai atrodo protinga. Jungtinės valstijos sukūrė šią problemą, todėl joms ir tenka ją spręsti. Sugadinai, atlygink. Ypač NATO šalys žiūri į šią situaciją ir aiškiai atsako, ne mano reikalas. Tai yra Šiaurės Atlanto sutarties organizacija, o karinė krizė vyksta artimuosiuose rytuose, kurie, kiek žinau, nėra Šiaurės Atlante. Tačiau platesnis pasipriešinimas susiduria su realybė, kad kitos šalys kenčia pasekmes, o Jungtinės valstijos vis dar prisiima tik dalį išlaidų.
Net jei šiuo metu esame aklavietėje, pagrįsta manyti, kad galiausiai šalių koalicija nusileis ir pradės šį procesą. Jau matome tokias antraštes. Japonija svarsto naudoti karinės jūrų pajėgas naftos tiekimui užtikrinti. Tai tikrai kažkas, ko dar niekada nebuvau girdėjęs. Visgi tai stebuklingai nesusiformuos per naktį. Tai turi visus kolektyvinio veiksmo problemos požymius. Nafta, gabenama per sąsiaurį, sukuria viešąją gerybę, nes papildoma pasiūla mažina kainas visiems. Tačiau tai suteikia atskiroms šalims mažiau paskatų dalyvauti. Dalyvavimas brangus ne tik dėl laivų dislokavimo, bet ir realios apšaudimo rizikos. Tuo tarpu dalyviai gauna tik dalį naudos. Dėl to ši netvarka gali tęstis ilgą laiką. Manau, verta trumpai aptarti panašią problemą, kuri yra kitas domino kauliukas galintis nugriūti. Tai perkeltų situaciją į tikrojo trečiojo pasaulinio karo teritoriją. Žinoma, aš turiu omenyje Kinijos liaudies Respublikos invaziją į Taivaną. Tai galėtų kelti rimtą susirūpinimą šiuo metu, jei Pekinas turėtų pakankamai desantinių laivų, tačiau atrodo, kad taip nėra. Kol kas. Bet kokia invazija sunaikintų Taivano puslaidininkių pramonę. Tai sukeltų didžiausią pasaulio recesiją ar dar blogesnės pasekmes. Jei pasaulio ekonomikai vadovautų planuotojas, jis šį dalyką įtrauktų tarp svarbiausių, ko nereikėtų daryti. Problema ta, kad Pekinas patirtų tik dalį pasekmių. Ir jei Xi Jinpingas yra vienintelis, kuris tiesiogiai priima sprendimą, tuomet likusios ekonominės pasekmės gali turėti mažai reikšmės tam, kas iš tikrųjų įvyks. Mokėtojo ir sprendėjo atotrūkis vėl pasireiškia. Taip pat matome kolektyvinio veikimo problemos užuominas, ribojančias įgyvendinamumą. Jei Kinija gali perkelti didelės išlaidas kitiems, sprendimas visiems susivienyti ir atgrasyti nuo invazijos. Visgi vienos šalies indėlis duos mažai tiesioginės naudos pačiai šaliai. Tai skatina zuikiavimą, silpną Taivano saugumą ir riziką, kad Pekinas vėliau gali bandyti laimę. Kalbant apie Iraną, klaidingai manoma, kad kaštų situacija, tai išsekimo kova, pasibaigsianti visišką vienos pusės pergalę. Tai reikštų Irano vyriausybės žlugimą arba JAV pasitraukimą. Tačiau karų pabaiga paprastai taip neatrodo ir sunku įsivaizduoti, kaip bent pusė to galėtų įvykti. Jungtinės valstijos iš tiesų nesiekia Irano teritorijos, kaip rodo šis grafikas. Politikos tikslas – apriboti Irano geopolitinę įtaką regione. Tai lengviau padaryti, jei Irano vyriausybė nebeegzistuoja, o tai ir yra JAV karo tikslas. Jei to nepavyks pasiekti, JAV spartai ir Izraelis smarkiai sumažino Irano karinį pajėgumą. Todėl sunku įsivaizduoti situaciją, kurioje Teheranas po konflikto taptų svarbių regioninių žaidėjų, bent jau kol nepraeis daug metų. Vietnamo karo palyginimai netinka. Ne tik todėl, kad Jungtinės valstijos neturi savo karių šioje teritorijoje, bet ir todėl, kad Vašingtonas siekia politinių tikslų už Irano ribų, o Irano karinės galios silpninimas padeda tiems tikslams. Dabar, kiek papildomai Vašingtonas galėtų išspausti iš Irano, priklauso nuo abiejų pusių pasiryžimo kariauti. Nors daugelį išlaidų tenka likusiam pasauliui, Baltiesiems rūmams vis tiek tenka susidurti su politinėmis pasekmėmis dėl didesnių degalų kainų. Matau, kad tai gali pasisukti viena iš dviejų krypčių. Pirmoji galimybė yra ta, kad Trumpas visiškai nesirūpina tuo, kas nutiks artėjančiuose rinkimuose. 2028 metais jo kadencija baigsis ir jis gali nesirūpinti Respublikonų partijos ilgalaikę sėkmę. Kodėl jis tiesiogiai nesirūpina 2026 metų tarpiniais rinkimais ir tęsia karą dabartiniu tempu? Tikėtina, kad nuo 2027 metų sausio Kongresas naudosis biudžetu riboti Trumpo veiksmus dėl mėlynosios bangos valdžioje. Tuo tarpu Respublikonai Kongrese yra nepavydėtinoje padėtyje. Bet kuris atstovas iš svyruojančių apygardų pralaimės. Tačiau jie taip pat nerimauja, kad bandydami dabar apriboti Trumpo veiksmus, sukels prezidento pyktį prieš juos, taip užsitikrindami pralaimėjimą dėl kitos priežasties. Geriau tiesiog išlaukti ir tikėtis, kad kare kas nors pasiseks. Vizualiai tai primena, kaip vidutinis amerikietis mato karo kainą, bet Trumpui nerūpi jų nuomonė. Trumpas iš tikrųjų mato karo kainą taip, nes jis nelabai jaučia pasekmes, jei vis tiek atsisako savo rinkiminių perspektyvų.
Mokėtojo ir sprendėjo atotrūkis vėl pasireiškia. Kitas būdas, kaip tai gali keistis, Trumpui rūpi rinkimų eiga. Todėl administracija turi rinktis tarp Irano silpninimo ir didėjančių išlaidų. Tai ypač svarbu, jei Iranas pultų JAV teritoriją. Tai rimtas saugumo klausimas, apie kurį jau kalbėjome. Tai iš esmės sustiprintų Irano derybinę poziciją. Atminkite, abiem atvejais svarstome, kaip tai būtų sprendžiama prievartinėse derybose. Net jei Trumpas po vidurio rinkimų nori tęsti karą, tai nereiškia, kad tikrai taip elgsis. Veikiau Iranas įsisavina, kaip tai paveikia karo baigtį ir tada derybas grindžia tuo. Čia matyti kelios gilesnės problemos. Pirma, derybų galimybė reiškia, kad vidaus maišto tikimybė sumažėjo, todėl JAV pasirinktinio karo langas užsidarė. Minėjau, kad galimi du Trumpo administracijos tipai, kiekvienas su skirtingu karo tęstinumo įsipareigojimu. Jei Iranui neaiškus tikrasis įsipareigojimo lygis, turime klasikinę privačios informacijos derybų trintį ir receptą karui tęstis, kol tai bus išspręsta. Vienu žodžiu, tai yra netvarka. Manau, šiandien jau pakankamai sutirštinau karo rūką. Gal geriau pažiūrėkite kitą vaizdą įrašą apie Artimųjų rytų konfliktą, jis gali suteikti daugiau aiškumo. Jei patiko šis vaizdo įrašas, spauskite patinka, dalinkitės, prenumeruokite. Iki kito karto, sėkmės!